Per pirmąjį šių metų mėnesį šalyje kilo 680 gaisrų, juose žuvo 7 žmonės, o 20 gyventojų patyrė traumų. Palyginti su 2024 metų sausio mėnesiu, kai kilo 820 gaisrų, kuriuose žuvo 15 gyventojų, šiemet gaisrų ir juose žuvusiųjų mažiau. Tai mažiausias sausio mėnesį žuvusiųjų gaisruose skaičius nuo 2004. Šiemet miestuose žuvo 4 žmonės, o miesteliuose bei kaimo vietovėse 3. 2 gyventojai žuvo Kauno mieste, po 1 Vilniaus ir Šiaulių miestuose bei Klaipėdos, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse. Žūčių gaisruose pavyko išvengti Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse. Po 2 gyventojus žuvo pirmadienį ir ketvirtadienį. Nuo 1 iki 15 mėnesio dienos gaisruose žuvo 5 žmonės. Tragiškiausias paros laikas nuo 21 iki 23 valandos. Tuo metu žuvo 3 gyventojai. Sausi gaisruose žuvo 2 vyrai ir 4 moterys. Vieno asmens tapatybė nenustatyta. Žuvusių žmonių amžiaus vidurkis 82 metai.